Pakartoto įstatymo knyga. 11 skyrius. Mylėk viešpatį, savo Dievą, visada vykdyk jo įsakymus, įstatymus, nuostatus bei paliepimus. Supraskite, kad kalbu ne jūsų vaikams, kurie nematė ir nepažino viešpaties, jūsų Dievo, drausmės ir jo didybės, ir jo ištiestos galingos rankos, jo ženklų ir darbų, padarytų faraonui, Egipto karaliui ir visam jo kraštui, visai egiptiečių kariuomeniai, žirgams ir kovos vežimams, kai juos užliejo Raudonosios jūros vanduo, besivejant jus, ir viešpats juos sunaikino, ir kaip jis jums padėjo dykumoje, iki atėjote į šitą vietą. Ir ką jis padarė Rubeno sūnaus, Elijabo sūnums, Datanui ir Abiramui, kuriuos atsivėrusi žemė prarijo su šeimomis, palapinėmis ir visų jų turtu. Bet jūsų akis matė visus didingus viešpaties darbus, kuriuos jis padarė. Vykdykite visus jo paliepimus, kuriuos jums šiandien skelbiu, kad būtumėte tvirti, užimti ir paveldėti žemę, į kurią einate, ir kad ilgai gyventumėte žemėje, plūstančioje pienu ir medumi, kurią viešpats prisiekė duoti jūsų tėvams ir jų palikuonims. Žemė, kurios paveldėti einate, yra ne tokia kaip Egipto žemė, iš kurios išėjote, kurioje pasėtą sėklą laistėte savo rankomis atneštų vandeniu kaip daržą. Žemė, į kurią einate, yra kalnų ir slėnių šalis, kurią laisto dangaus lietaus. Viešpats, jūsų Dievas, visada aprūpina ją, jo akis stebi ją ištisus metus. Jei klausysite mano įsakymų, kuriuos šiandien jums duodu, mylėsite viešpatį, savo Dievą, ir jam tarnausite visa širdimi ir visa siela, jis duos žemei lietaus reikiamų metu, ankstyvąjį lietų ir vėlyvąjį lietų. Nuimsi javus, vynuoges ir aliejų. Jis duos tavo gyvuliams žolės laukuose, ir tu valgysi ir pasisotinsi. Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apgautos, nenuklyskite, netarnaukite svetimiems dievams ir jų negarbinkite. Nes tada užsirūstinės viešpats uždarys dangų, kad nebebūtų lietaus, ir žemė neduos derliaus, ir jūs greitai pražūsite toje geroje žemėje, kurią viešpats jums duoda. Įsidėkite šiuos žodžius į savo širdį ir sielą. Nešiokite juos kaip ženklą ant rankų ir ant kaktos. Mokykite jų savo vaikus, kalbėkite apie juos, sėdėdami namuose, eidami keliu, guldami ir keldamiesi. Užrašykite juos ant savo namų durų staktų ir ant vartų, kad jūs ir jūsų vaikai gyventų krašte, kurį viešpats jūsų tėvams prisiekia duoti, kol dangus bus virš žemės. Jei uoliai laikysitės šių paliepimų, juos vykdysite, mylėsite viešpatį savo Dievą, vaikščiosite jo keliais ir glausitės prie jo, viešpats išvys visas šitas tautas pirma jūsų. Jūs nugalėsite jas, nors jos už jūs didesnės ir galingesnės. Kiekviena vieta, kur jūsų koja atsistos, bus jūsų. Nuo dykumų ir Libano, nuo didžiosios Eufrato upės, iki vakarų jūros, tęsis jūsų sienos. Ne vienas neatsilaikys prieš jus,
Viešpats, jūsų Dievas, sukels baimę ir išgąstį visuose kraštuose, į kuriuos tik įžengsite, kaip jums pažadėjo. Štai, aš padedu prieš jūs šiandien palaiminimą ir prakeikimą. Palaiminimą, jei klausysite viešpaties, savo Dievo įsakymų, kuriuos šiandien jums skelbiu. Prakeikimą, jei neklausysite viešpaties, savo Dievo įsakymų, nukrypsite nuo kelio, kurį šiandien jums rodau, ir seksite svetimus dievus, kurių nepažįstate. Kai viešpats, jūsų Dievas, įves jūs į žemę, kurią dabar einate užimti, paskelbkite palaiminimą nuo Garizimo, o prakeikimą nuo Ebalo kalno, kurie yra vakarinėje Jordano pusėje, kananiečių žemėje, ties Gilgalų, slėnyje prie Morės ąžuolų. Jūs pereisite per Jordaną, užimti žemės, kurią viešpats, jūsų Dievas, jums duos. Jūs užimsite jas ir apsigyvensite jose. Vykdykite įsakymus ir paliepimus, kuriuos šiandien skelbiu jums.